Labuka, su jumis sveikinasi Emajus. Taigi, populiarumas yra labai suktas reikalas, jis gali paimti, susukt smegenis, jis gali išaukštinti kažką, jis yra toksai dvipusės dalykas, bet ne apie tai mes apie tai, kad pavyzdžiui rezultatai išmetami YouTube, populiarūs rezultatai išmetami YouTube'ai, kaip pavyzdžiui reiktų savo padėti gyvenime arba kokie yra, tipo ligos bruožai, ADHD, ten autizmas ir panašiai. Yra neturėtų būti žiūrima pagal populiarumą, nes populiarumas yra labai suktas dalykas. Reikėtų žiūrėti į naudingumą. Aišku, labai sunku žiūrėti į kas yra naudinga, kai tu tiksliai nežinai, bet nes ne visi mes čia visi tokie, žinot, išprusę ir panašiai, bet vis tiek populiariausi dalykai dažniausiai nebūna, kaip čia pasakyt, patys kaip čia pasakius, nebūna būtinai, kad jum patys pagalbingiausi. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad dabar atėjo toksai trendas, kad žmonės paima, sako, jeigu suvalgysit obuolį, tai jums visa sveikata pagerės. Ir žinai, gerai, vienas iš pradžių žmogus tai pasako ir jis gauna netyčia daug labai pasiekiamumo ir tiesiog daug feedbacko ir tiesiog komentarų, ten panašiai ir tiesiog gerai. Vienas padarė ir netyčia kitas pasižiūrėjęs, kad yra populiaru. Va toks paprastas dalykas, žmogus paima ir tiesiog obuolį pareklamuoja, kad jis labai labai sveikas. Ir tipo viską vos neišgydys. Tada kitas padaro tą patį, pasako, kad sveika, biški gauna peržiūrų, populiarumo, komentarų, tada kitas padaro, tada kitas padaro, tada kitas padaro. Ir tada žiūri, kad jau yra visa šita infrastruktūra, tokia holograminė infrastruktūra padaryta tuom, kad obuolys padeda, apsaugo vos ne nuo visų blogybių, mažiau ar daugiau. Ar tai tikra? Nelabai padės, pavyzdžiui, su psichika ar panašiai. Bet tiesiog toks plius minus pavyzdys buvo, kad tiesiog tai, kas populiarūs rezultatai, tai dažniausiai šiaip nebūna jau labai tokie sveikiausi, nes šiaip tai žmonėm labiausiai. Kitas dalykas, toks labai greitas nukrypimas, šiais laikais, kas žmonėm yra populiaru žiūrėti ir tiesiog pasijusti geriau apie save, tai yra tie dalykai, kurie yra paprasti. Bet pavyzdžiui, iš tikrųjų galbūt toks dalykas netgi suveiktų, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi ten kokį nors pokrypį, nuolinkį, netyčia nukrypti nuo temų, ADHD, aš apie ADHD, panašiai, nesusikaupimas, nemiga, dar kažkas, tai tu tiesiog turi suvalgyti obuolį. Ir vienu žodžiu, tai žiauriausia tai, kad tai galbūt netgi suveiktų, nes tai yra paprasta žmonėm. Žmonės labai tokie yra pasidarę, kad jie labai nenori darbo, jie nelabai nori įdėti didelio darbo, be iš karto išduotų vaisių, darbo vaisių.
Ir tai, nu, toksai yra labai toks sunkus dalykas, nes tada kaip tu gali gerintis, jeigu tik tai paskui biški tolimesnėje ateityje gausi, nu, tą tokį gėrį. Nes, pavyzdžiui, dabar aš dabar biški kalbu, čia mambalinu, biški, gal biški nesijaučiu gerai, čia dar kažkas, bet aš tiesiog einu šią linkme, nes aš žinau, kad kažkada bus geriau, kažkada ten gausiu daugiau peržiūrų, kažkada mano biški mintys bus, nu, tokios populiaresnės, nu, tiesiog gaus daugiau pasiekiamumo panašiai, bet tiesiog, nu, kaip čia pasakyti, žmonės biški yra dabar labai vienoje vietoje neužstrigę, bet žiūri į vieną tašką, kuris yra rytojus. Labai toks sunkus dalykas, jie nežiūri, kas yra toliau. Pavyzdžiui, nebūna užsirašę, pavyzdžiui, golų, pasiekimų, užsibrėžtų tikslų, kuriuos nori, pavyzdžiui, pasiekti per metus, 10 metų. Nes kai kurie žmonės net nežino, ką jie nori daryti gyvenime. Tai iš viso tada būna žiauru. Vienu žodžiu, jo, populiarumas ne visada reiškia, kad bus jum aktualiausias dalykas žiūrėti tą dalyką. Ir kitas dalykas, biški side notas, skausmas, nu, tas toks emocinis skausmas, psichologinis skausmas yra vienas iš būdų, kaip reikia pasikeisti, tai žmonės šiais laikais biški skausmo netoleruoja. Ir tiesiog dėl to mes turim tiek daug visokiausių mažų, didelių, tokių neproblemyčių, bet, nu, problemyčių savyje. Tai, na, mes žmonės, mums viskas gerai su tuo, bet tiesiog, jeigu žmogus nori pasikeisti, tai jam reikia tiesiog paimti ir eiti per tą skausmą, jam reikia pralaužti tą sieną, pralaužti tuos ledus, o jie dažniausiai būna skausmingi, kadangi žmonės dabar yra tokie biški sudėtingi, skausmo netoleruojantis, tai jam iš karto būna žymiai viskas sunkiau. Ir tada jie galbūt neprasilaužia, ir tada dėl to mes matom tiek daug rūkančių, tiek daug geriančių, ypač vaikų, nes jie tiesiog, ne vaikų, nu, tokių paauglių, suaugusių paauglių, tokių jaunų suaugusiųjų, kurie tiesiog turi visus šitus, nu, siaubingus dalykus, kaip visas tas ligas, kaip depresija, ADHD ten, dar kas nors, nes, nu, ką, nu, tiesiog sunku žiūrėti biški toliau negu į rytojų pasidarė žmonėm. Nežinau, toks biški apmąstymui vidosas buvo. Daug labai visokiausių dalykų, bet taip, grįžtam trumpam greitai, apibendrint, populiariausi rezultatai dažniausiai nebus naudingiausi jum. Ir taip, žiūrėkit tiesiog aplamai viską, ne vien tik populiariausius rezultatus, jau bent jau tiek tada. Gerai? Gerai.